Oi, kas čia? Labą vakarą, tuoj minutėlį. Dabar labą vakarą. Labas, Dariau. Taip, kad nieko, praleidau ką nors, nepraleidau, gerai. Sveiki, sveiki. Darysim pietus, vakarienę ir visą kitą, nes labai karšta, o nieks nevalgė. Tai dabar reikia to mūsų. Kaip jūsų nuotaikos, kaip dienelė? Taip. O šitai pas mus ir tas pats, žinokit. Irgi labai karšta ir iš viso nieks nieko valgyti dabar. Aišku, ir darysiu šaltibarščius. Tik tai sudedu tuos virti ir atsisėsiu truputį su jumis pabendrauti.
Tai jaučiu, kur gali prie vandens. Kauno seniūnas 100 metų. 100 metų nematytas. Nu, tik tai. Daugiau nieks nieko nenori. Oi. Neblogai. Nėra blogai. O jeigu vaikščiočiau, būtų blogai. Todėl, kad paskui, žinau, kai moteris labai daug vaikšto po pasimatymus, augina labai daug kačių. Kačiukų prisiperka, šuniukų. Pradeda kojines megzti. Į bažnyčią pradeda vaikščioti. Nusivylę. Turiu tokių pavyzdžių, žinau. Laukiu kai kurių žmonių, kada prisijungs. Nu, tokia aš jau. Nepatogi. Teledu 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Su Teledu 5G namų interneto planais išmanūs daiktai vos nuo 1 euro per mėnesį. O jeigu ir eisiu pasimatym, tai tik su karaliu. Ne. Ką turi, tą turiu jo. Tu ką praeitą kartą neapsupratai, kai pirmą kartą atėjai. Tada man... Turėsiu prašymą. Moteris turbūt pamaivo. Tai yra viena iš moteriškumo apraiškų. Jeigu bus sausa, neiškėpė. Labas. Labas, širdelė. Nu kaip tu, neiškėpė. Jau pabiškė mano mylimkai renkas. Žinau. Ir man tas pats. Tokiu oru tik jeigu turi baseiną. Nes kitur aš nelipu. Mano mašina rodė 32, nežinau, gal man termometras blūdė. Aš nelipu į vandenį, man... Nu, nežinau, dabar... Jo, maniškai renkas. Matai, mes jau per 7 mėnesius dariau tokią kaip TikTok šeimą. Aš žinau, man tas pats buvo. Atgrįžau po dušo, biškį atsigavau. Nu, matai, dar jau paaiškinsiu, dėl ko yra taip, kodėl aš sakau, kad mano laivas jis yra prieinamas visiems, bet kokio, kaip čia pasakyti, lygio, ne? Ir jeigu žmogus... Ne, dabar aiškinu. Ir jeigu žmogus elgiasi adekvačiai ir normaliai, ką aš pastebėjau, jo, žinau, babai, 32 pas mane buvo. Aš pastebėjau, kol aš neturėjau TikToką, aš truputį mėnesį laiko, aš per mėnesį surinkau 1000, tai
kol aš nemačiau, nu, aš pažiūrėjau, kas vyksta, ne, aplamai, ir aš prieš tai žinojau, kad tai yra, ašgi dirbu su žmonėm. Yra labai daug, aplamai vienišų žmonių yra. Ir aplamai žmonių vienišų šeimuose, Daliau, labą vakarą. Šeimuose, santykiuose, aplamai vienišų žmonių. Ir tai dabar socialiniai tinklai yra labai patogu. Tu negali neišeiti iš namų, tu gali Mickey Mouse'ą užsidėjęs ateiti į svečius čia, ne, ir pabendrauti. Pasisakyti, kas to negerai ant dūšios, pasišnekėti, pasijuokti. Nes pas mane toksai, vat toks laiko praleidimas. Ir gal kažko paklaus nori, tu neturi su kom pakalbėti, neturi kam pasisakyti, netgi kitiek yra. Ir pas mane, pavyzdžiui, aš kai dirbau kirpėja, žmonės ateidavo pas mane, aš turėjau kaip jau, mano klientai buvo kaip šeimos nariai, kaip giminės. Kempingiau, tai žinai. Ok. Gisbornas, mačio, teta, aš jūsų pasilgau. Nu tai malon, kad atėjai. Va, matai, vakarienės nebus. Kaip tai jau? Pokštė. Pokštė gėlių Jurijui Židikov. Va. Taigi darau šaltibarščius. Pavėlavot ateiti. Informacija, kai sakiau. Aš šiandien dar nieko ir nevalgėm, mes dar nieko nevalgėm. Šiaip iš tikrųjų labai gerai, taupos. Ir nėra namuos nieko. Aš vienas namuose darai, ką nori, šaltibarščius. Dabar šiandien tik tais karšta, nebadauju, karšta. Aš kai karšta aplamai, tik tais vakarai, ir tai mano būdavo pagrindinis maistas ledai, anksčiau. Dabar šiandien ledų valgiu bedrai. Kai karšta aš nevalgau. Aš kaip musulmonai, kai sutemsta, kai Dievas nemato. Kas ką vakarienį? O, Zarina Labukas, kaip tu? Reikia. Nu tai ir valgai vakare. Diena tai karšta. Negali, kaip sakyti, nepagalvoti apie maistą. Tik tai gerti noris. Ai, meluoju, pas draugę buvau, tai sumuštinių sutė. O, sumuštekų sutėpė. Po 6 negalim valgyti. Mano religija leidžia. Mano religija leidžia. Taip. Kokią? Kada nori, tada valgai. Palei pojūčius. O kiek Vilnių buvo laipsnių? Nu, aš kol tą sakau. Kol galiu, kol supranti, aš kaip sakau, kol neapsiženiau, aš turiu mažai valgyti. Kai aš apsiženius, tada galėsiu rodyti, kiek aš valgau. Dabar galiu išgąsdinti, supranti. Pamatys, kad daug valgau, sakys, neapsimoka laikyti tokį. O dar paskui gersiu. Valgysiu, gersiu. Rūkysiu. Dabar aš kukli.
ne? Kartu gertum, rūkytum ir valgytum. Ideali būčiau. Nei draugelių nereikėtų, supranti. Kuo iki pilnos laimės? Jeigu namuos tu gali viską daryti, supranti, kodėl vyrai eina iš namų gerti? Tai kad namuos negali gerti. O jeigu tu galėsi namuose gerti, dar į virtuvę rūkyti, koks tikslas eiti kažkur tai? Kai tavo namuose lova, viskas tvarkoji, pagėrėjai, pavalgiai, nukritai lovą. Neslapstytis reikia. Nu, matau, kažkiek yra žmogeliukų. Nėra lovos, nėra virtuvės. Ko nėra? Va. Dabar pradžioje pasakysiu, kol tėra jūsų taip nedaug. Yra didelis prašymas. Aš esu pasidalinus, gal kas matėte, postų. Reikia pagalbos. Kas kaip galit, kom galit, pagelbėkit. Dabar va, pas Vestą užeikite į... Ačiū, Vesta. Užeikit pas Vestą ir pas mane yra... Aš pasidalinu, aš nežinau, iš tikrųjų, aš nesu specialistė tose visos reikaluose, kaip tenai. Palaukit, tai pažiūrėsiu. Nu jo, pažiūrėjau. Tuoj. Pasakysiu, kur užeikite, pasižiūrėkit, nuostabi moteris, šilta, iš jos sklinda tiesiog tokia teigiama energija, pozityvi energija, nors iš tikrųjų kiti, netgi sveiki žmonės taip nesidžiaugia gyvenimu kaip jinai. Užeikite pas tiesiog akaunto, taip mane vadinasi, būtų tiesiog patinka blūdyti. Arba pas mane irgi galite, aš žinau, ko aš pasidalinau, kaip ten reikia žiūrėti, aš sakau, soriuks, aš tiek esu specialistė. Bet man taip atrodo, ne? Vesta, pasakyk, ar aš teisi. Tiesiog patinka blūdyti, ne? Ne tik kad aukoti, supranti, gal kas turi ryšių, kur reikėtų kreiptis. Aš tai turiu menį, ne tik tais piniginių atžvilgių, bet, pavyzdžiui, gal kažkas žino, į ką kreiptis, gal kokios organizacijos. Va, tai reiškia čia jos anketa. Tai va, mėlyjei, kas dabar matote, galbūt žinote, reikia moteriai pagalbos. Nežinau, kaip čia pasakyti, nesakyti, bet tiesiog yra su sveikato problemos. Bet jinai pati išspinduliuoja šviesą ir neša dar pozityvo kitiems žmonėms. Ir yra pas ją šitas, kaip
vadinasi, akauntas, ne, kur jinai deda tokius video humoristinius kitiems, rodo pavyzdį, kaip nereikia palūžti tokiuose situacijose. Va, tai aš dėl ko ir sakau. Aš dabar pradžioje sakau, kadangi tai yra tik tiek žmonių, paskui galbūt ateis daugiau, pasakysiu ir vėliau. Vis periodiškai pranešim apie tai, nes pasakai, tu paleidai informaciją, tikrai iki kažko tai daeis. Kam, kaip sakyti, pat visą laiką reikia dalintis. Dėl to mes ir esam kartu čia, kad viens kitam padėti. Tai va, užeikite į anketą, tiesiog patinka blūdyti. Jinai... Rokai, viso gero. Rokai, užeik, va, bent jau paspausk like. Taip, tiesiog patinka blūdyti. Jolituko labas, širdelė. Labas. Labas, mieloji. Mua. Ką tik klausiau tau dainą. Darius Jasiulevičius padėti ir aš neturiu kom tau padėti. Ačiū. Labai patenkinta. Dėkuoju. Kuo daugiau mes susibursim, kur du, kaip sakant, ten jau jėga yra. Vat mes su Vesta, vakar su Vesta manęs paprašė pagalbos, kom galiu padėjau. Pasidalinau Facebook'e, kas pas mane Facebook'e yra. Irgi ten pasidalinau. Tai kas galit pasidalinkit pas save. Skleiskim, kad tiesiog mes kaip grandinėlė viens kitą įtakojom. Rokai, tau pasakiau, man atrodo, ačiū. Darius, pats padėk savo, tu didelis, pagalbos tau nereikia. Nu, supranti, Vesta, vėlgi mes irgi negam. Dalius, užeik į anketą, man patinka blūdyti, man atrodo, jeigu aš teisingai nepasakiau. Vienai moteriai reikia, nuostabiai moteriai, tikrai nuostabiai moteriai. Sveikiems žmonėms reikėtų pasimokinti iš jos pozityvo ir džiaugsmo gyvenimu. Jinai skleidžia tuo pačiu nepasiduodama, jinai skleidžia kitiem pozityvą ir neša tavo tokį šiltą energiją. Aš iš jos pajutau teigiamą šiltą energiją. Labai fainas žmogus. Tai vat, jei reikia pagalbos, kas kom galite, gal kas turit kažkokių ryšių, kažkokios organizacijos gal yra. Yra postas, aš pasidalinau postų, Vesta pasidalino, aš į savo Facebook'e įkėlus esu, ten yra parašyta visa situacija, aprašyta, gal kas žino, tiesiog užeikit patys paskaitykit, kad nebūtų kaip sakyt, iš mano kažkas netaip pasakyta arba netaip ištarta, ten patys paskaitysite, nes tikrai žinau, kad yra tos, kaip sakyt, aš nemoku užsienio kalbos, anglų nemoku, ne, rusų galėčiau, bet rusų, dabar žinai, į Rusiją tu nepateksi. Ten daug specialistų yra, Belarusija, Rusija yra daug tikrai gerų specialistų, bet mes iki ten nedaisim. Tai vat yra, dar daug kas kreipiasi vokiečius, bet aš nežinau, kaip ten su tais, ko reikalaujate vokiečiai. Tik žinau, kad ten daug kas rašo į klinikas. Būna, kad kažkaip esu mačiusi, būna, kad jie ir patys, kaip sakyti, suteikia pagalbą ir nereikia nieko, bet būna, kad reikia susimokėti. Ten, sakau, tiesiog, vat, kaip kam išeina, kas negali niekaip kitaip padėti, užeikit, parašykit komentarą gražų, padrasinkite. Tikrai verta yra širdelės ir, nes būdama,
ligoninėje, klinikoje jinai linksmina kitus. Sirgdama pati ir rimta liga. Tai va, o Vesta irgi negalim mes ir pykti ant kitų, kiti gal taip, žinai, o daug kas ir dabar, žinai, nu, kadangi mes tam pabendravom ir jaučiau, kad tai yra, nu, ne, žinai, dabar daug kas yra feikinių tų pasidarė visokių ir anketų, ir, nu, žmonės pradeda įtarinėti ir nepasitikėti. Tai va, dėl to kiti galvoja, ai, kad čia prasidėti, žinai, ir tas toks dalykas irgi yra, ir jų negali teisti. Tai yra irgi, kaip aš sakau, matyt taip, kiekvienam savo. O tuo labiau, kad kaip sakau, vat ir vėl kaip vakar pakartosiu, kadangi tai yra jūsų šeimos narys, tai jūs turėtumėt ką daryti. Ačiū, karaliu. Ačiū tau. Myliu tave. Tai turėtumėt, vat kaip jūs kleisite viens kitą, kaip jūs kaip grandinėlė visi susiję energetiškai esat. Tiek pradedant labai. Ištikimybės simbolis. Ačiū. Vyras, mama, vaikai, vat, sakykime, visi artimieji, jūs tiesiog viens kitą papildot. Ir jeigu tarp jūsų vat, bus ta vienybė, po to jūs dalinsitės šitą visą informaciją ir kuo daugiau žmonių pritrauksit, tuo daugiau. Ir kuo daugiau, kad, vat, aš, pavyzdžiui, nežinojau, aš matai nežiūriu lietuvių tiktokerių ir aplamai aš nežiūriu tiktokų tų, vat, neseku nieko Lietuvoje. Tai aš net nežinojau. O šiaip vat, dabar vat, pažiūrėjau kelis jos video, man labai patiko. Nu, ten yra šou. Žmonės nori šlamšto dėl to, kad, supranti, tai yra pramoga. Žinau, ačiū. Kai atsilaisvinsiu, ateisiu. Tai... Iki, mielasis karaliau man. Tai, supranti, žmonėms reikia va to tokio vat. Kaip sakė, duok žmonėms duonos ir pramogų, viskas, jau tos valdai. Čia visi tie vat, tiktokeriai, kurie buvo kažkas, nu dar tebėra, aš nežinau, aš tik tais iš Facebooko nuotraukų žinau. Tai ten va tas jo valynas. Žmonėms įdomu žiūrėti. Įdomu, kaip žmonės dergėsi. Va, dėl ko aš sakau, aš ateinu čia, pas mane visai kitoks yra laivo tikslas ir stilius ir aš nežaidžiu, nepramogauju, čia jokių nesąmonų nedarau. Mes pajuokavom, taip, bet tas pajuokavimas reikalingas tam, kad razrydyti, nežinau, lietuviškai, kad nebūtų tas laik rimta. Kaip sako, vėl turim tai šneki. Ne, tikrai ne. Tiesiog, bažnyčios. Kas man dar atėjo mintis tokia, kad yra labai daug tų bažnyčių. Ir pabandykit kreiptis irgi. Don Pablo, ne, ačiū. Aš varysiu karalių. Nesu ta. Tai yra bažnyčios, tie Caritas, paskui, tokias visur, kaip pasakau, kai tu pabelsi duris, tai tu pasakys ne, bet per galvą nieks neduos, ne? Tiesiog būna kitą kartą pagalvoja, ai nesąmonė, ten nieks nebus gero, o iš tikrųjų yra. Ir aš pati, kai esu buvusi, teko dalyvauti taip evangelikų. Evangelikų, kai aš nežinau, kaip ten pakraipa baptistai ar kažkas tai tokia. Buvo pakviesta į vadinamas jų tas mišes. Tai ten daug žmonių ateina, kurie pagalbos. Ir jie meldžiasi už... Kas man patiko labai, kad, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje, Klaipėdoje nėra ta bažnytėlė jų, bet jie su visų pasauliu ir iš viso pasaulio skambina pastoriams, kiti pastoriai sako, pasimelskit už brolį tokį arba sesę tokį. Caritas, tai ten reikmenis pagrindė. Caritas taip, bet aš turiu minėjau, yra tie tokie liuteronų. Galų gale liuteronai. Liuteronai kaip ir, čia tos pačios kaip ir mūsų. Viso gero, dalio viso. Čia kaip ir mūsų, supranti, tos tikėjimai, tik tai, kad jie neina iš pažinties ir jie gali turėti šeimas.
Sakai, beldžiasi. Nu, matai, pasibeldė, bet per galvą negavo. Aš dabar galvoju, liuteronų yra kažkur centre, kur yra Jono kalnelis. Susiraskite, galų galę, kad nevažinėt per visas instancijas, pasimkit numerį, nu, į Google įlyskit, susiraskit visas va tos tokias, yra moterų tos organizacijos, jos nes viešos yra, galbūt ten, supranti, prisektos prie kažkokios bažnyčios, prie kažkokio tikėjimo. Va, aš sakau, aš tau, dėl ko aš rašiau, kad kartais, supranti, tu pagalvoji, nu gal neišeis, ne, vat, bet vat. Naktį, aš nežinau, žinok. Bandyk, ko aš žinau. Tu manęs klausi, aš naktim nevaikštu, aš namie naktim miegu. Perkaitot ant saulės. Vesta, prašom, kom galiu ir jeigu ką, sakau, sužinosiu, labas. Neskaitys pavadinimą, pjausius. Bus skaudžiai jiems. Smulkinsiu netgi. Kaip sakyti, jeigu kažkur išgirsiu, va dabar mes kadangi pranešėm, paskeldėm, nu, aišku, nedaug žmonių, karšta ir visa kita, bet periodiškai pasakysim, vis tiek kažkas kažkur tai. Sakiau labas, nu čia dabar. L labas. Neskaitysiu pavadinimo, pasikeis pavadinimo, paskaitysiu. Nori, kad pasisveikinčiau, rašykit kultūringai. Čia dabar. Argi sakiau, aš jūsų, jeigu jūs nesugebat savęs pavadinti taip, kad aš galėčiau jums perskaityti, tai skaitau, ką matau. L raidė. Soliariumą mėgstu. Į soliariumą vaikštau periodiškai. Man patinka. Soliariumą nueisi įdegi. tai jau problemos. Tai jau problemos, Antanai, supranti. Nu, tai aš kalta, kad pasi tokį gebėjimai. Man tai neaktualu. Jisai šiaip žinai, kur turėtų kreiptis. Anksčiau, aš nežinau, dabar yra, sorry, furistai atleiskit, bet ne furistai, kas siurbėt dizelį iš kitų mašinų svetimų. Įkreipkitės į šitą L. Pagelbės. Gerai ištrauks dizelį. Greitai ir efektyviai. Sakiau, va, matai. Kreipkitės, pas man gerų idėjų būna. Pas man idėjų, žinokit, viena po kitos. Nemokamai, svarbiausia. Reikėtų pinigus pradėti imti. Kažko norėjau. Peiliuko mažą. Taip. Oi. Nu tu.
šitą dainą. Gerai. O ką aš turiu, palauk, nu, muzikos nėra. Lėkiu iš čia, nes tokie užvadinimai mane suglumino. Gero vakaro. Gero vakaro, va, matai? Matai, ką darai L. Žmogui teko išeiti, nes jam blogo pasidarė. Kažkodėl tu jaučiu kažčia. Polirašymo stilių. Karšta. Kur tu matai, kad... Ar tu matai, kad nors gyvatė, kad jinai greit judėtų? Jinai juda taip, tai yra labai karšta. Nežaidžiu svoriuks. Nebandykite. Blemba. Karoči. Tu jau namie? Ne, namie. Namie, aišku. Gerai. Gerai, kad namie. Tuoj, padarys man valgyti. Nu, tu geras kompotas. Kas? Kompotas. Kompotas geras. Kad padarytum kompotą. Gerai, rytoj padarysiu kompotą. Viskas. Arba virš 30. Vat, kaip aš sakau, šiandien dar kartą, nu, va, vėl, aš nežinau, nedaug tie... Nenuliūdna šneku, pasakoju, klausaus, mastau ir šneku. Ne, neliūdna. Karšta ir... Karšta. Saidas, esu pilnametė, 18. Patikėk manim, straipsnio neturėtum. Viskas tvarkoj. Atsipalaiduok. Очень сильно скучает, море, останься сам. Galim bėgioti po laukais. Galim bėgioti... Ne, su triusiuks jau reikia apsimauti, bet gali bėgioti dar po triusikais. Juokas, tai gerai. Ne, manęs... Rim, ačiū tau, kad tu gini mane. Manęs nenuliūdins. Aš tik tiesiog biškai rimtai pašnekėjau. Neliūdna, darau šaltekus. Ir iš tikrųjų, kadangi, nu, čia gal jūs keičiatės, aš nežinau, bet užeikit, vat, yra moteris... Toj. Kaip jinai? Toj pasakysiu pavadinimą, la. Ir ne čia. Užėjus reikėtų pasakyti. O gal ir ten. Užeikite Klaipėdą. Tai jau Saidas, palauk, tu esi Algis. Taip? Ne, atsiprašau, suklydau. Šviežių bulvių jo, būtų gerai. Taip, tiesiog patinka blūdyti. Užeikite į anketą, pažiūrėkite, pastebėkite, palaikinkit, padrasinkit. Nuostabi moteris, kurioje reikia mūsų visų pagalbos, kaip kas gali, tai padėkit, kas žodžiais, kas gal kažkur, žinot, kur galim būti kreiptis, turi sveikatą problemų. Bet to pačiu, jinai kitus, nu, vat, laukiu, kol pradėtų. Gali, paragauk, būtų labai fainai, atėjo vyrs paragaus. Tai vat, ir jinai dar kitus drąsina, būdama pati, kuriai pačiai reikia. Jinai vat ant tiek stiprus žmogus, kai jinai savo vidum ir kitus šviečia. Jau siurbia pats. Kas geriau nustatys, jeigu ne vyras? Reikia
Dar biški cukraus. Gerai. Ko? Oi, druskos. Verša. Druskos su cukraus. Normaliai, tu čia arbatą. Nu, jo. Druskos tikrai? Bet skanu? Mhm. Kur paleidai? O ką? Nuskandinai šaukštą. Nekiš pirštų tik tais. Tai gal dabar įdėk man. Vyras auga, ką tu nori. Nu tai to įdėsiu, palauk. Duok paratirt biški. Vienas kitas musė sulipė. Myli viens kitą. Musės. Prilipė. Ah, Jūs skraido. palauk. Daug aš išmaišiu. Nu, tu išmaišys, man reik šaukštą ištraukiu, tu paskandinai. Duok. Palauk. Sūnau, palauk. Kantrybės dorybės, žinok. Nu, matai. O tiek pergyvenai. O tiek nervuojais. O tiek mamai skundys. Daug ko. O dabar gerai. Padaug lėkštę. Ne, jau šitas šaukštas purinas. Dukra, Evelina, čia sūnus. Čia šiaip sūnus mano, ne dukra, aš neturiu. Aš pati savo dukrų neturiu, aš turiu 4 sūnus. O ta prasme, tų, kurios pagimdžiuoti, turiu sūnus. Nedavė man Dievas tokių dalykų. Apsaugojo manęs nuo dalinimuose, nu ne visiškai. Turėjau dukrą, kuri... O čia tikrai, jeigu tu miršti, tu turi dar vieną gyvybę. Taip. O jeigu kitą prarasi, tai apšai neatsirasi. Nu, ne, čia ne žaidimas, ne kompiuterinis žaidimas, kad tu gyvybės renki. Tiesiog, tu turi gyventi čia šitam gyvenime. O jeigu miršti ir dar miršti, tai viskas nebetarasi. Vat kaip atsakyt vaikui. Nu. Kaip Daug labai. Daug. Daug? Aha. Nu tai jau ką tu tokį bliudelį pasiėmė kaip musės? Juk tu norėjai daug. Tėtis jau vaizduoja. Nu jo, žinok. Nu va. Atėjau, va, žiūrėkit, vaikai. Musės, mano katė turi bliudelį tokį nedidelį. Nu tai aš klausiu, jisai sako, nori daug šaltibarščių, bet pasiėmė tokį negilų bliudelį. Nu va, atėjo vaikas tai klausia, jeigu tu miršti, ar tu turi dar sekančią gyvybę? Ir vat kaip atsakyti? Reikia papasakoti. Jisai mažesnis. Jis būdavo mažesnis, nu mažas, aš nežinau, kiek tų metų man. Ne, musė katė mano yra. Katės. Taip. Ne, čia mano mažiausias. Jam 10. Turiu dar 3. Aš jau suaugę. Turiu 4. Man dievulis davė 4 sūnus, kai, kaip sakyt, nu, galvojau, kodėl ne vienos dukros. Kai teko keisti gyvenimą kardinaliai ir teko remontuoti namą, supratau, dėl ko davė sūnus. Galvojau, kur aš būčiau dėjus dukras. Mes būtum stovėjusios visos 4 kriokusios. Nu, ten daugiau buvo tų vaikų. Kas padėjo, ir apamai, nu, aš dar turiu, pas man yra 4 mano pačios, ir dar į mano gyvenimą atėjo buvo 4. 4. Nu, dar užauginau, ne savo, bet paauglius. 4, atsiprašau, 4. Nu, matyt. Rasytė, žinok, kaip tau pasakyti. Pasakysiu vieną dalyką, žinokite. Rasytė, aš nežinau, Oksano kažkokia tai ne. Pavardės neištarsiu. Kai buvo anatomijos pamokos, reikėjo nerūkyti už būdelės. Aš jums pasakysiu tokią naujieną. Jūs, nežinau, kiek metukų turite, kokia be būtumėt amžiaus, jūsų kūnas turi tendenciją kisti. Keičiasi. Nu, su amžiumi, ne? Mergytė maža taip turi visais. Aš jums ir nepasakoju. Jums turėjau papasakoti kas? Mama, močiutė, mokytoja, gyvenimas. Jeigu dar neturit vaikų,
Tai tada dar, o jeigu turėsite, jau tada vėlgi kita situacija. Bet tikrai ne aš. Ne mano, tai yra pareiga jums sakyti. Jūs moteris ar mergina, nežinau. Rasite, žinok, va čia, tai turėtų tėtis papasakoti, supranti? Į vėlgi, su sūnum turėtų tėtis šnekėti, aš jums biškai paaiškinsiu. Aš kaip mama turėčiau dukrai papasakoti, o tėtis turėtų sūnui papasakoti. Bet kadangi aš neturiu dukrų, čia berniuks, supranti? Kadangi šiandien tokia graži diena yra ir nesakysiu, nenorėčiau veltis į, galėčiau pasiginčyti, galėčiau padiskutuoti su jumis ir pasiaiškinti, kas ką galėtų. Ne kaip kiekvieną dieną. Rasa, jūs gal nebuvot. Šiandien iš tikrųjų išgirdau gerą naujieną, tai va, žinau, jau viskas, baiginėjau, 6 minutės liko. Vesta, mes negalim pykti. Visokių yra, visokių reikia. Dabar yra labai graži diena, ne kaip kiekviena diena. Kiekviena diena graži, bet gerą naujieną išgirdau. Vat aš tą turiu omeny. Jūs nebuvot, jūs atėjot pavėluotai čia, vat. Mes su viena mergaitė. Žinok, turėčiau, tikrai žinok, va tas, Rasita, jeigu jūs mano bandėt išvesti iš kantrybės, jums nepaeis. Aš žinau, kodėl jūs tai darot. Nedarykite. Valdemarai, labą vakarą. Šaltibarščius padariau, baiginėjau laivą, kadangi pasakiau, ką norėjau, ir dar kartą pakartosiu. Rasytė, aš matau, jūs labai aktyvi, viskas su jumis yra gerai, tai norėčiau jūsų pagalbos. Rasa, ar girdit? Mes su Vesta prašom jūsų pagalbos. Jūs panaudokit va šitą savo, ką jūs sugebėjimą turit. Vladas su vardo diena. Oi, tas Vladas jūs plaukė. Nu, parašykit, ką žinau, TikToką jam. Rasa, aš norėčiau, kad mano sūnus, jokio skirtumo, žinok, Rasite, kad ką be susirastų, ar sūnų, ar vyruką, ar moterį, ar šuniuką, belia tik tai tavo sūnus būtų laimingas. Aš už tokį esu, supranti. O dabar, Rasite, norėčiau parašyti pagalbos ir tavęs, ir dar visų kitų, nes matau vėl daugiau žmonių susirinko. Tuoj pasakysiu. Ne man. Bet iš tikrųjų vakar mes su viena mergaitė, va, čia su Vesta mane kreipėsi ir aš kom galėjau prisidėjau. Ir dabar vėl pasakysiu, pakartosiu pavadinimą anketos TikTok'e. Nu, kaip to pasakyti? Dar turiu mažesnių. Tuoj, pasakysiu, aš vis pamirštu, matai, noriu tiksliai pasakyti. Tiesiog patinka blūdyti. Rasite, užeikit tiesiog patinka blūdyti anketą. Pasižiūrėk, parašyk, jeigu tu gali. O jeigu ne, tai bent jau gal pasidalinsi, padėsi. Ne? Va tą savo jėgą, ką tu turi, nu, va tą vidinį tokį, ne? Padaryk gerą darbą, gal tau atlieks. Oi, ne, žinok, adekvati yra. Druskos reikia dar biškį. Tu į savo lėkštę reikia druskos, tu savo reikės įdėti druskos, kam tai puoda? Tiek, man reikia pamažyti, kad skaniau būtų. O paskui lėkštę. O, širdelė labas, Angelika labas. Va. Tai va, Rasite, panaudok savo jėgą, savo energiją tavot. Tu su manim viskas tvarkoji, neišeis. Bet tą energiją panaudok geram labui. Tau iš viršaus bus, kaip sakyti, dasidės taškų. Patarčiau. Tu važiuosi kažko šiandien? Kur? Lovo. Kur aš galiu važiuoti, jeigu aš mašinos neturiu? Nu, kada Tomas grįš? Vat. O tu dar norėsi jo kartu važiuoti? Viskas, prašau. Ir druska. Tu juokauji, mėly, nu negalim tiek druskos.
Čia ne cukrus, o druska ir druskos Це užtenka. cukrus. Labas. Labukas esut. Angelika, labas. Kur pas Romaldą? Kas yra Romaldas? Oi, atsiprašau, Romalda. Rasa, aš ką tik sakiau. Anketą rasite. Ačiū tau iškart iš anksto. Kom gali padėk, jeigu tokia vat, esi šauniai ir moki va, taip, vat, supranti, drąsiai bendrauti, tai mums bet kokia pagalba tinkama. Ir anketa vadinasi tiesiog patinka blūdyti. Užeik paskaityk, pasvesta, man atrodo, ne yra didesnis straipsnis įmestas. Aš esu pasidalinus postų. Galų gale mano postus yra pasidalinta. Aš per save padalinau postą, ko žmonės prašo. Iš anksto tau dėkojam. Kiekvienas, kom galit, prisidėkit. Kaip sesu tavo? Ir ne pinigais, ne tik pinigais. Supraskit vieną dalyką, mes suteikiam energiją savo, mes dalinamės energiją, mes dalinamės, ta pagalba gali būti, žinokit, su kažkom pasišnekėjus, išgirdus kažkokią naujieną. Rasa niekom. Pas Rasa kitos problemos. Čia Vestos tetas serga. Vakar, kur Angelika, kur manęs prašė pagalbos, aš vakar turbūt pabendravau, šiandien kom galėjau prisidėjau. Aha, tikutė. Nu, džiaugiuosi, jeigu taip. Perduok linkėjimus. Tai reiškia, pagalbos 0 bus. Gerai. Kaip sakant, kiekvienam savo. Perduok Saulei linkėjimus. Kadangi mano figūra graži, žinok, nesigėdinu. Džiaugis. Taip, vat aš tą ir ką tik ir sakiau. Aš sakiau, ateikite anketą, parašykit, pasdrasinkit, nes jinai drąsina kitus, jinai drąsina sergančius onkologiją žmonės. Pati, būdama tokioj padėty, tai ir ne kiekvienas. Rasa neišeina, vat niekaip neišeina padaryti. Neišeina padaryti dėl